Šeštadienį Lazdijų apylinkėse startavo Liufiden Rally Ford Trophy čempionatas. 7bet Rally Lazdijai tapo pirmąją tarpinę stotelę būsimosioms 6 ralio žvaigždėms, kurios šiemet varžėsi dėl istorinės 80 000 eurų stipendijos, skirtos dalyvavimui kitų metų Europos pirmenybėse. Tokio įspūdingo prizo dar nėra buvę per visą šalies automobilių sporto istoriją. Jau nuo pat pirmojo greičio ruožo užsimezgė itin aštri kova tarp 4 jaunuolių. Jauniausio čempionato dalyvio Aro Kvedaro, praėjusių metų Large 9 čempiono Marko Buteikio, vyriausio pirmenybių piloto Klaudo Bučinsko ir pernai N5 techniką pilotavusio Irmanto Buivydo. Įpusėjus raliai lyderio poziciją užėmė 17-metis Aras Kvedaras, kuris turėjo vos mažiau nei sekundės persvarą. Iš karto už jo atitinkamai rikiavosi Klaudas Bučinskas, Markas Buteikis ir Irmantas Buivydas. Po veiktų pirmųjų 27 sportinių kilometrų greičiausius ketvirtas skyrė beveik 4 sekundės. Pusę laiko bandžiau įsimušti į ritmą, tai antram greičio ruože, net ir matėsi biškį, bet, geriau savo tempu važiuoti, negu biškį per savo ribas ir po biškį greitėti, tai taip ir kol kas visą dieną eina. Darau geriausia, ką pats galiu šiandien turbūt, dadėti įrakų ir ant tų tokių tikslių vietų, bet šiaip greičio ruožai tikrai labai smagus. Tas oras tik tai toks gadinantis visus reikalus, bet iš esmės viskas labai gerai. Automobilis, vienintelė problema, kad automobilis labai nesibėgi, o šiaip viskas tikrai labai gerai. Provėžos antrais kartais didokos tokios, bet jos neišvengiamos, tai viskas šiaip gerai. Konkurencija tai džiugina, bet pačio vairavimas tai nelabai, nes matosi, kad tikrai tų treniruočių, kadangi neturėjom, tai važiuojam kaip gaunas, tiesiog važiuoju praktiškai kaip su M5, tai visus posūkius statau, labai daug slidimo, o reiktų, manau, daug tiksliau važiuoti, tai dėl to šiek tiek nesigauna. Manau, visi pratinamės prie automobilių, visi turime įvairių niuansų, ten mokinamės, visiems viskas nauja, tai važiuojam kaip galim, manau, visi nesiplėšom ir panašus tie rezultatai gaunasi. Antroji ralio dalis pasižymėjo netikėtumų lavina. Sportininkus pasitiko dar sudėtingesni greičio ruožai. Būtent čia pasipylė ir pirmosios lyderių klaidos. 8 greičio ruože iki jo starto pirmavęs Aras Kvedaras neįsipaišė vieną iš greičio gesinimo zonų, sugaišo virš 20 sekundžių ir prarado bet kokius šansus kovoti dėl pergalės pirmame čempionato etape. Likus vienam greičio ruožui iki finišo, Klaudas Bučinskas buvo įsiveržęs į priekį ir turėjo jau 4 sekundžių persvarą. Iš karto už jo laikėsi Markas Buteikis. Visgi belaukiant finalinio greičio ruožo starto paaiškėjo, kad Klaudas gavo 5 sekundžių baudą už neteisingai įveiktą greičio gesinimo zoną. Tapo aišku, kad be kompromisinė kova tarp amžinų varžovų kelsis į paskutinį greičio ruožą. Beveik 14 km išbandyme kova dėl pirmojo etapo nugalėtojo titulo pasiekė kulminaciją. Pirmiausia, vos ralis čia nesibaigė lyderiui Markui Buteikiui. Šaunuolis, gerai, varom toliau. Džemp kairys 1,5 ir džemp kairys 2,5, 60. Visgi įpusėjus greičio ruožą, Klaudas Bučinskas padarė lemiamą klaidą ir jo Peugeot kelis kartus apsivertė. Po Klaudo Bučinsko nesėkmės į antrą vietą pasistumė Irmantas Buivydas, kuris nuo nugalėtojo atsiliko 14 sekundžių. Trečias liko visą dieną puikiai važiavęs Aras Kvedaras. Tuo tarpu už podiumo ribų liko finišo pasiekę Erikas Valkeris ir Justas Urbanas. Kas laimėjo? Laimėjo! Jūs! Vos pats nepadariau kritinės avarijos, sakykim, nes jau ten realiai nežinau per kiek. Labai Ta prasme, ten buvo kairės posūkis 150 metrų ir labai slidu Markas pasistatė ir mano pusė jau medžias ateina. 9 laipsnių realiai jau medžias ateina. Aš užsimerkiau ir pasiėmė stonogramą stipriai. Atsimerkiau, žiūrim, varom tiesiai. Viskas gerai, žodžiu. Labai netvarkingai suvažiavom, dar kai pamačiau Klaudą, visiškai dingo tempas. Aš jau žiauriai gaila Klaudą. Bet pridirbam kažką. Faina, man, aš visą laiką šipsausi padopą, visą laiką žinau, kad labai arti visų, tai labai patenkintas šiandieną. Turėjom tą vieną klaidą, bet bent jau gerai žinoti, kad esam arti visų, tai sezonas, jeigu taip ir toliau bus, tai eiktų savo. Iš tikrųjų, sunkiai su mašina susidraugaujam. Tikrai trūksta testų, tai po šio ralio būtinai porą testų dienų, visi reguliavimai ir visa kita, nes tikrai
yra dar kur pasistiebti. O Lazdijų ralio čempionate pirmauja Markas Buteikis, lenkdamas Irmantą Buivydą 6 taškų persvarą. Daugiausiai greičio ruožų Lazdijuose laimėjęs Aras Kvedras atsilieka nuo artimiausios vietos 2 taškais. Erikas Valkeris ir Jutas Urbanas iš pirmojo etapo išsiveža atitinkamai po 19 ir 17 taškų. Tuo tarpu dramatiškai pasitraukęs Klaudas Bučinskas užsidirbo tašką už pasiektą pergalę 6 greičio ruože. Tolimesnė kova dėl 80 000 eurų stipendijos nusikels į kitą Liufėnų Rally Ford Trophy etapą – Rally Žemaitija, kuris vyks birželio 13-14 dienomis.